Vakar mačiau internete vieną tokią nuotrauką. Skrenda tas Voyageris, tas, kuris fotografuoja, filmuoja ten, ne tik Žemę, visą visatą. Ir gerai, kad buvo parodyta tokia strėlytė, kur yra Žemė. Toks mažas taškiukas, kaip garstyčios grūdelis. Šiaip tai, jeigu nebūtų strėlytės, tai net nepamatyčiau. Tai iš tikrųjų mane tai palietė. Kodėl? Todėl, kad pagalvokim, kad mūsų Viešpats atėjo į tokią mažą planetą, į tokią mažą Žemę. Jis atėjo dėl mūsų. Jisai myli mus, jisai iš tikrųjų atidavė save, paaukojo save. Ir pagalvokim apie tai, kad jis tapo žmogumi. Man tai čia yra, aš paskutiniu metu apie tai galvoju, toks stebuklas yra, įsikūnijo Dievas. Prisimenu, kai dar tik prasidėjo lietuviški tie laikai, 89 berods metai buvo, kai mes keliavom su tokia žurnalistė, buvo Pangonytė, gal prisimena, tai mes keliavom su delegacija tokia aplankyti tremtinius, kurie buvo ištremti iš Lietuvos į Vorkutą. Ir visos tos kelionės metu, ten buvo keli kunigai katalikų, ir visos tos kelionės metu ten tikrai buvo daug netikinčių, tame tarpe ir aš. Nors aš žinau kažkiek apie Dievą, bet vis laiką tas buvo klausimas, sako, kaip Marija, sako, galėjo pastoti šventosios dvasios, kaip, sako, Dievas ir kodėl Dievas tapo žmogumi, sako, mums čia, sako, nesuprantamas. Ir kunigai ten aiškino, vis laiką ir aiškino, ir buvo iš tikrųjų įdomu pasiklausyti labai. Ir būtent šiandien mes irgi kalbėsim apie tai, dėl ko Viešpats gimė. Žinot, dėl ko jisai gimė? Jis gimė tam, kad numirtų. Mes džiaugiamės kūdikiu, mes džiaugiamės iš tikrųjų tuo gyvenimu, kurį Viešpats atneša, tas didelis džiaugsmas yra. Ir iš tikrųjų pamokslo tema, kurią aš taip ir pavadinau, gimė tam, kad numirtų. Gimė tam, kad numirtų. Ir žinot, tai yra įdomu, aš pasvaršiau, apie ką kalbėti. Iš tikrųjų, Dievo žodis, jis tikrai daug kalba apie atėjimą Viešpaties, ar ne? Ir apie tą džiaugsmingą laiką, kurio laukia žmonės, pasirodys piemenims ir taip toliau. Bet kažkaip tai vis tiek pagalvojau, kad Dievo žodis yra visame kame, Evangelija visame žodyje jo yra. Ir Hebrajams laiškas, žydams, būtent tos eilutės, kurias dabar mes einam, aš kartais pagalvoju, koks Dievas yra ir išmintingas, ir kaip viskas suveda į tai, ko mums reikia, tą mums ir duoda. Visada taip yra. Ir Hebrajams laiškas, mūsų ta tema, Hebrajams laiškas, 2 skyrius nuo 9 iki 18 eilutės, grina Evangelija. Grina Evangelija. Ir nes žydams buvo toks klausimas, kaip ir šiandien, kaip Marija galėjo, ta prasme, iš šventosios dvasios. Juozapas, artimiausias jo žmogus, kai jam pasakė, ką jisai nusprendė ją atleisti. Ar ne taip? Jis nesuprato šitų dalykų, nors laikė gal save tikinčių ir taip toliau. Ir šiandien tas klausimas aktualus yra. Ir žydams, laiškas parašytas Hebrajams, žydams. Ir tas klausimas buvo kaip tada aktualus, taip ir šiandien aktualus. Sako, žydai niekaip negalėjo priimti, kaip Dievas tapo žmogumi. Kaip Dievas gali tapti žmogumi. Aš kai galvoju apie šitą temą, paskui pagalvoju tokį dalyką, galvoju, klausyk, aplamai reikėtų taip galbūt daugiau pasigilinti, ko žydai tikėjosi, kaip tas Kristus turėjo ateiti. Nes pranašystės skambėjo, kad jis ateis ir iš Nazareto, iš Egipto, žodžiu, iš daug vietų. Ir atrodo, tu nesusigaudai, nes kai atėjo tie, išminčiai arba tie, kurie sekė žvaigždę, prisimenat, jie atėjo kur? Atėjo į Jeruzalę, atėjo pas Erodą ir sako, klausyk, kur yra gimęs karalius? Koks karalius? Dar vienas konkurentas. Karalius. Ir tada greitai Erodas paprašė, kad visi tie jo patarėjai žiūrėtų pranašystės ir iš tikrųjų jam išaiškino, kad jis gimė Betliejuje. Ir sako, jūs sekite
Jūs eikite į Betliejų ir jūs ten jį surasite. Ir tai yra nuostabu, tai yra kažkas tokio fantastiško. Ir, žinot, tas klausimas jis visada toks yra. Ir žydams jis buvo ypatingai aktualus klausimas, jie niekaip negalėjo priimti, kad kaip Dievas galėjo tapti žmogumi, o ypatingai nesuprato, kodėl jis dar turi ir numirti. Čia yra kažkas iš vis tokio. Šiandien, jeigu paklausi, riešiai, gyvena daug turtingų žmonių, daug pasiturinčių žmonių, gerai gyvenančių, sveikų, stiprių žmonių, visuomeniai kažką pasiekusių. Bet jie užduoda tą patį klausimą, aš galvoju. Ir arba jie užduos tą patį klausimą. Kaip Dievas ir kodėl Dievas turėjo už mus numirti? Kam jisai gimė? Pirmas klausimas. Antras klausimas. Ar jis turėjo už mus numirti? Mes kaip patys galim susitvarkyti savo gyvenimą. Dažnai tai žmonės kalba, dažnai tai žmonės sako, ypač kai gerai viskas jiems sekasi. Kaip Dievo pateptasis Mesijas galėjo tapti mirties auka? Klausė žydai, klausė ir šiandieniniai ryšiečiai. Aš galvoju, tas pats yra. Lygiai tas pats. Kaip viešpats ir kodėl viešpats jis turi įsikūnyti, kad ateitų Dievas, o pagalvokam apie pačią savoką Dievas. Dievas, visagalis, amžinasis, šventas. Kodėl jis turėtų ateiti ir dar numirti tokia baisia mirtimi? Jis gimė tam, kad numirtų. Ir jiems reikėjo paaiškinimo. Ir Hebrajams laiške 2 skyriuje mes šitą paaiškinimą skaitome. Nes visas Hebrajams laiškas, jisai yra apie Jėzų Kristų. Aiškina apie tai, kas yra Jėzus Kristus, dėl ko jisai atėjo, dėl ko jisai gimė. Dėl ko jisai gimė ir dėl ko jisai turėjo mirti. Taigi mes skaitom ir praeituose skyriuose mes iš tikrųjų skaitėm, kad Jėzus Kristus buvo, kai jisai gimė, kai tu tampi žmogumi, įsivaizduojam tą dvasinį pasaulį, kai tu tampi žmogumi, tu esi ką? Žemesnis už angelus. Taip ir mes skaitom šventam rašte. Norint tapti žmogum, reikia būti žemesniu už angelus. Tai jisai įsivaizduoja tas, kuris sukūrė angelus, tas buvo, kuris buvo angelų kūrėjų, jisai tapo žemesnis už angelų. Jis tapo žmogumi, kad galėtų mirti. Jis atėjo mirti, nes tik jo mirtis galėjo atnešti išgelbėjimą žmogui. Žinot, mes džiaugsmingai švenčiame tą jo atėjimą ir taip toliau, tačiau turim žiūrėti visą tą gyvenimą. Sako, pradėti žmogus gali labai gražiai. Bet kokia yra jo gyvenimo pabaiga. Ar tikrai aš pasiliksiu su Kristumi? Kaip Paulius ir moko mus, sako, išlaikiau tikėjimą, baigiau bėgimą, sekiau paskui Kristų, ėjau paskui Kristų. Radau tokį gražų John MacArthur tekstą, kuris kalba apie kūdikį. Paklausykit. Gimė kūdikis. Mažytės rankos buvo skirtos 2 didelėms vinims įkalti. Mažytės pėdos buvo sukurtos tam, kad jis galėtų įkopti į Golgotą ir būti prikaltas prie kryžiaus. Mažytė galva buvo sukurta nešioti erškėčių vainiką, o gležnas kūnas suvyniotas į vystyklus buvo sukurtas pervirti ietimi. Šiuo tikslu Jėzus Kristus atėjo į žemę. Jo mirtis nebuvo atsitiktinė ir nepaisant to, kad blogis jį nukryžiavo, jo mirtis nebuvo tragiška. Tai buvo galutinis Dievo tikslas jo sūnui ir jo didžiausia dovana žmonijai. Taip gražiai pasakyti. Iš tikrųjų, iš to mažyčio kūno, iš to mažyčio kūdikio išaugo mūsų gelbėtojas, jis buvo siųstasis. Ir tikrai tai buvo pats sąmoningiausias įvykis žmonijos istorijai, kad Dievo sūnus atėjo į šitą žemę. Dievo sūnus įsikūnijo, tapo žmogumi, sako, pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą, tas žodis buvo Dievas. Ir tas žodis gyveno tarp mūsų. Jis gyveno tarp mūsų. Jis gyveno tarp mūsų. Taigi, kalbant apie šitą tekstą, kurį dabar paskaitysiu, sako taip, 9-18 eilutės, ir mes pasižiūrėsim ten kelis dalykus, kodėl Jėzus turėjo gimti ir ką jisai atliko gimęs šitoje žemėje, dėl ko jisai atėjo. Bet matome tą trumpam laikui padarytą žemesnį už angelus, Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuotą šlovę ir garbę, kad Dievo malonė jis už kiekvieną paragautų mirties. Nes tam, dėl kurio ir per kurį yra visa, priderėjo, vedant daugybę vaikų į garbę kentėjimais ištobulinti jų išgelbėjimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno.
Todėl jis nesigėdė juos vadinti broliais, sakydamas, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, vidury susirinkimo tave apšlovinsiu giesme. Ir vėl aš juo pasitikėsiu, ir vėl štai aš ir mano vaikai, kuriuos man davė Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnią. Ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergyją. Iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys, tu ir aš. Jis atėjo dėl tavęs ir manęs. Todėl jis turėjo visų kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas, Dievui vyriausiasis kunigas, ir permaldautų už tautos nuodėmes. Pasiškentęs gundymus jis gali padėti tiems, kurie yra gundami. Taigi vienu metu įvyko, žinot, taip kartais man taip atrodo, kad tas gyvenimas yra ilgas. Jėzus gyveno 33 metus. Apie tuos 30 metų mes mažai ką žinom, kad 12 metų jisai buvo šventykloje ir kalbėjosi ten su fariziejais ir net ir mokė juos, ar ne, sako, iš kur pasitokia išmintis. Ir paskui mes skaitom apie jo tarnystę šitoje žemėje. Ir būtent 5 dalykai, kurie įvyko, sakyčiau, vienu metu. Nes kas yra tie 33 metai, palyginus, ar ne? Žiūrėkit, gyvenimas labai greit bėga. Taigi pirmas dalykas, ką Dievo sūnus atėjęs į šitą žemę padarė, jisai tapo mūsų pakaitalu. Jis tapo tarpininku tarp tėvo ir mūsų. Tas žodis pakaitalas labai įdomiai įsverčias, sako lygiavertis asmuo, atitikmuo, pakeitimas, alternatyva. Prasme, kažkas vietoj mūsų turėjo mirti, todėl kad Dievo rūstybė kabo ir šiandien, brangieji, kas žiūrit, kas galbūt netikintis esat, Dievo rūstybė kabo virš tų, kurie netiki juo. Dievo rūstybė kabo virš tų, kurie atmeta jį, kurie nepriima jo. Jis beldžiasi į duris, kaip mes šiandien giedojame. Jis beldžiasi, sako, aš noriu užeiti pas tave, aš noriu apsigyventi pas tave, aš noriu išgelbėti tave iš nuodėmės. Dėl ko atėjo mūsų viešpats čia? Ar kad mes džiaugtumėmės, kad gautumėm dovanų? Yra gražių dovanų, yra paruošta visiems mums. Bet ar dėl to jisai atėjo? Pati gražiausia dovana, jisai pats. Štai kodėl mes jį garbinam, štai kodėl mes jį šlovinam, štai kodėl mes jam dėkojame, štai kodėl jis atėjo iš tą pasaulį, kad gimęs numirtų už kiekvieną iš mūsų. Pagalvokim apie jo mirtį. Jis nemirė sergantis, jis nemirė sužeistas, mirtis jo nenugalėjo, jis pats atidavė save už mus. Jis pats atidavė save už mus, kaip sako šventas raštas. Sako, atiduodu tėvę save. Tau, pasitikiu tavim, sako, kodėl tu mane palikai, sako. Ir jis atidavė savo gyvybę tėvui, atidavė kaip tarpininkas, atidavė kaip pakaitalas. Tai yra svarbiausia įsikūnymo ir esminė Evangelijos idėja, kad jisai atėjo numirti, jisai gimė, taip mes džiaugiamės tuo, angelai džiaugiasi, taip, piemenys džiaugiasi, kurie jo pamatė. Tačiau prasidėjo didelė kova, visas dvasinis pasaulis, jis pradėjo stebėti, kas vyksta šitoje žemėje. Mes turim šitą dalyką suprasti. Velnias buvo įsitempęs, jisai suprato, kad pradeda pildytis tai, kas buvo parašyta. Daugelis žmonių jie įsivaizduoja, tie išminčiai, sako 3, bet greičiausiai daugiau buvo, nes kupranugarių ir aukso visko daug ten jie nešė, kad buvo žymiai daugiau. Įsivaizduoja, jie ėjo, manoma, kad jie kažkur net iš Persijos ten ėjo, iš tos pusės, už kelis tūkstančius kilometrų. Tie, kurie ieškojo, tie rado. Visada tie, kurie ieško savo gyvenime Kristaus, jie visada atras, kurie ieško tos priežasties, dėl ko mūsų viešpats atėjo iš tą pasaulį. Jie visada jį suras. Visada. Jis yra atviras, jis šiandien beldžiasi į kiekvieno iš mūsų širdį. Romiečiams 6 skyriui 23 eilutė sakoma taip, nuodėmės atlygis yra mirtis. Nuodėmė atnešė į šitą žemę mirtį ir per praeitus kartus mes kalbėjom, kad žmogus jis prarado valdžią. Dievas jam suteikė valdžią valdyti šitą žemę, bet žmogus prarado šitą valdžią. Jėzus Kristus atėjo atstatyti šitą valdžią ir sutaikyti žmogų su tėvu. Sutaikyti jį su tėvu. Jėzus Kristus prisiėmė bausmę, kad mirtų už žmogų. Toks yra Dievo planas.
Tai yra paprasta evangelija. Toks yra mūsų viešpaties planas. Šiandien mes džiaugiamės, tačiau labiau aš džiaugiuosi tuo, ką jisai padarė ant kryžiaus. Įdomu tai, kad aišku, šitą dieną mes, visas krikščioniškas pasaulis, mes džiaugiamės. Tačiau žiūrėkit, Jėzus paliko 2 sakramentus. Jėzus paliko 2 dalykus. Vandens krikštą ir viešpatės vakarienę, ką šiandien mes laužysim komuniją, kitaip sakant, mes laužysim duoną, gersim vyną. Ir jisai sako, prisiminkite ką? Mano gimimą ar mirtį? Sako, prisiminkite mano mirtį. Švęskite mano mirtį, nes mirtis jo nenugalėjo. Jis atėjo į šitą žemę, kad nugalėtų mirtį. Jis atėjo į šitą žemę, kad mūsų atpirktų. Jis gimė iš šito pasaulio, kad mes gyventume jame, kad mes gyventume visą amžinybę jame. Ir būtent 9 eilutė tą ir parodo. Jėzus sako, trumpam laikui buvo padarytas žemesnis, buvo žemesnis už angelus. Už mirties kentėjimus jis buvo vainikuotas šlove ir garbe, kad Dievo malonė jis už kiekvieną paragautų ko? Mirties. Matot, kaip jisai sako? Gražiai. Tai pagrindinė išgelbėjimo žinia yra ta, kad jis gimė tam, kad numirti už tave ir už mane. Dėl ko mūsų viešpas nusižemino? Dėl ko jis nusižemino? Jis nusižemino ir kodėl jis nusižemino? Todėl, kad nepaprastai tave ir mane myli. Jis atidavė savo gyvybę, įsivaizduoji. Aš kartais pagalvoju, kad paprašo žmonės kažkokio dalyko padaryti, ar ne, ir tai mes nenorim, o jis atidavė savo gyvybę. Jo tikslas pirminis ir buvo ne tik gimti, ateiti į šitą žemę, tapti žmogumi, mes paskaitysim, kodėl jisai tai tapo, vienas iš dalykų pakaitalas. Bet jis atėjo tam, kad mūsų išvaduoti iš mirties, kad mūsų išvaduoti iš amžino prakeikimo. Esmė atpirkimo, Dievas tapo žmogumi, kad pakeistų žmogų mirtyje ir taip išlaisvintų jį. Tai Evangelijos paprasta idėja. Taigi jis nusižemino iki mirties, iki kryžiaus mirties. Iki kryžiaus mirties. Pagalvok. Kartais sunku padaryti mums tam tikrus dalykus, o jisai atidavė savo gyvybę. Ir ne faktas, kad žmonės, kurie girdė Evangeliją, jie ją priims, jis davė laisvą kiekvienam pasirinkimui. Taip yra. Ir čia galbūt liūdi šitą širdis, kai tu kalbi žmonėms, kad yra tas amžinas gyvenimas. Prie kapo duobės dažniausiai, mes pakalbėsim apie mirtį, prie kapo duobės dažniausiai žmonės susimasto apie amžinybę, o kas toliau, ar yra ten tas kažkoks tolimesnis kelias. Taigi jisai savanoriškai atėjo į šitą žemę, jisai savanoriškai atidavė savo gyvybę, jisai savanoriškai gimė, tu įsivaizduoji ateiti į tamsą, iš šviesos ateiti į tamsą. Kai mes papuolam kažkokias situacijas, į tamsesnės situacijas, kaip yra negerai ir baisu, ar ne taip. Ir visai atvirkščiai yra, kai mes ateinam į šviesą. Ir ačiū Dievui, kad jisai yra pasaulio šviesa, kad jis atėjo į šitą pasaulį, kad jisai iš tikrųjų tapo žmogumi, tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Galatams 4:5 sako, bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų tuos, kurie buvo įstatymo valdžioje. Jis atėjo, kad atpirktų tuos, kurie buvo įstatymo valdžioje. Taigi Jėzaus Kristaus mirtis yra pakaitinė auka, pakaitalas, kaip čia galim pasakyti gražiau, už visus, kurie tiki. Žinot, karaliai anksčiau, kai karalystės buvo, karaliai gyveno, kai kurie ir dabar tie, sakysim, uzurpatoriai, tie, kurie turi tą valdžią be ribų, ką jie daro. Jie patys maisto iš pat pradžių nevalgo. Jie duoda visada kažkam tai pabandyti, kad jų nenunuodytų ir taip toliau. Nes, pavyzdžiui, kai buvo tie karalių laikai dar, Jėzaus, pavyzdžiui, laikais, tai buvo tie tarnai, kurie valgydavo maistą prieš karaliams pradedant valgyti. Ką padarė Jėzus? Jis pats išgėrė šitą užnuodytą maistą. Jis pats išgėrė visą šitą taurę, pilną nuodų, pilną prakeikimo, pilną prakeiksmo, kuri buvo skirta mums. Jis išlaisvino mus gyventi su Dievu. Kas jį paskatino taip daryti? Dievo meilė. Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų. Jis atidavė, jis siuntė savo sūnų. Jis siuntė, kad jis mūsų atpirktų, kad mūsų išlaisvintų, kad mums padėtų. Niekas neatima
gyvybė, sako Jėzus, iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Jono 10:18. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. 1 Jono 4:10. Jėzus Kristus nusižemino, kad būtų išaukštintas. Šiandien mes giedam šlovė ir garbė tau. Visą mes skaitome šventam rašte, yra paklota po jo kojomis. Nes 10 eilutė toliau taip ir sako, nes tam, dėl kurio ir per kurį yra visa pridėrėjo, vedant daugybę vaikų į garbę kentėjimais, ištobulinti jų išgelbėjimo valdovą. Taigi jis buvo išaukštintas, kai jisai prisikėlė, jisai buvo išaukštintas. Ir žinot, šiandien pasauliui, kai mes kalbam apie kryžių, šiandien pasauliui tai yra papiktinimas. Žydams to labiau buvo papiktinimas, nes kryžius buvo ta vieta, kur teisė nusidėjėlius, kur kabėjo nusidėjėliai, kur kabėjo nusikaltėliai, o Dievas tai padarė, kad būtent kryžius yra Dievo išmintis. Kas žiūri į kryžių, tas turi išgelbėjimą. Šitas gyvenimas baigsis, vieną dieną tikrai baigsis visiems. Ir jeigu tu tiki kryžiumi, jeigu tu tiki Kristumi kaip savo gelbėtoju, kaip tuo, kuris atėjo vietoj tavęs, priėmė šitą kūną, šitą mūsų mirtingą kūną, tu esi išgelbėtas. Jeigu tu tiki, išpažįsti, tu atgailauji dėl savo nuodėmių, tu esi išgelbėtas. Taigi 10 eilutėje mes skaitom, kad Jėzus Kristus yra mūsų kas? Gelbėtojas. Gelbėtojas. Žinot, Jėzus Kristus kelias valandas ištvėrė tai, ką nusidėliai turi ištverti amžinai. Jis kabėjo ant kryžiaus ir apie 3 valandas jis kabėjo ir mirė baisia mirtimi. Ir žinot, dažnai mes Kalėdas tapatinam su tuo džiaugsmu, pyragais, saldainiais ir taip toliau. Tačiau jis atėjo tam, jis gimė tam, kad numirtų už tave ir mane. Jėzus Kristus turėjo tapti žmogumi, kentėti ir mirti, kad būtų tobulas gelbėtojas. Mūsų viešpas tėvas, jisai Dievas, jisai išliejo visą savo rūstybę ant kryžiaus, visą savo rūstybę ant savo sūnaus. Jis yra mūsų pakaitalas, jis yra tas, kuris atėjo vietoj tavęs ir manęs, kad mes turėtumėm amžiną gyvenimą, kad mes būtumėm su juo amžinai. Tas vienas gražus žodis čia yra 10 eilutėje, sako išgelbėjimo vadovo. Tas žodis vadovas, graikiškai jisai skamba pionierius arba vadas. Labai įdomu, ne tas pionierius, kur spaliukai, ne komjaunuoliai, bet tas pionierius, kuris daro pradžią kažko. Ir va čia yra pats tas svarbiausias dalykas, kurį mes turime suprasti ir kurį mes turime išgirsti per Kalėdas ir kurį mes turime priimti į savo širdis ir taip gyventi ir matyti taip. Taigi pionierius arba vadas, jis visada reiškia tą, kuris įtraukia kitus į savo veiklą. Žiūrėkit, Viešpats pirmas mus pamilo, kai jis prisidėtė prie tavęs, prie manęs. Žinot, pirmas dalykas, ką aš norėjau jam tarnauti iš karto. Nežinau, ką daryti, žinau, kaip daryti, bet aš norėjau jam iš karto tarnauti, jis įtraukė mane. Dar keletą pavyzdžių, žiūrėkit, šitas žodis vartojamas, kalbant apie žmogų, kuris sukuria ir vadovauja, pavyzdžiui, šeimai. Vat jisai sukuria šeimą, šeimoje gimsta vaikai, reiškia, paskui atsiranda anūkai, ir ta prasme vyksta tas procesas, arba šitas žodis vadovas, jis lyginamas su žmonėmis, pavyzdžiui, kurie stato miestus ir kiti žmonės juose apsigyvena. Tai irgi, čia yra tokia vadovo reikšmė, kad mes suprastume. Taigi jisai, žodis tas vadovas reiškia tą, kuris rodo kelią ir kuriuo seka kiti. Va toks yra mūsų Viešpats. Paulius, jisai buvo irgi, prisimenat, ką jisai sako, sekite manimi, ne dėl to, kad jūs žmogus, sekite manimi, kaip ir aš seku Kristus. Sako, eikite paskui mane, bet kaip ir aš einu paskui Kristų. Jėzus Kristus visada yra priešais mus kaip tobulas vadovas ir pavyzdys. Jis išmoko paklusnumo per kentėjimus. Jisai, šitoj žemėje ne pyragai, ar sutinka? Šitoj žemėje daug yra tamsos ir šiandien mes su ja susiduriam, net būdami tikintieji, sako, net žemė šita, jinai šaukėsi, jinai nori būti pakeista, tai tuo labiau žmonės, jie nori to pakeitimo, nori, kad pasikeistų viskas į gerą.
Taigi, ką mūsų viešpas gimęs į šitą pasaulį, ką jisai parodė? Jis parodė paklusnumo kančios pavyzdį. 1 Petro 2:21 yra taip. Juk tam esate pašaukti, nes Kristus irgi kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Įdomu, kai minėjau biškį, kad kai žmonės susiduria su mirtimi, mano tėtės kai mirė, aš atsimenu, ten daug netikinčių žmonių susirinko. Ačiū Dievui, kunigą, Dievas siuntė tokį, vikaras buvo. Tai jis tokią evangeliją ten paskelbė, visi buvo šokiruoti, o vienas jo draugas, kurį aš pažinojau, tėčio, netikintis, tai jisai man dar gal kokią savaitę ten skambino, vos ne kas antrą dieną, sako, kaip taip gali būti, mesgi prieš pusę dienos kalbėjom su tavo tėčiu, sako, kaip taip galėjo būti, kad jisai mirė, jisai mirė 69 metų, dar gyvenk ir gyvenk. Žmonės susimąsto apie amžinybę. Žmonės pradeda užduoti klausimus. Nejaugi šitas gyvenimas taip ir baigėsi. Va, ką po duobė ir ką? Kokia tada yra prasmė? Ir Jobas, jisai kalba tokį įdomų dalyką, sako, mirtis yra kaip toks, mirtis nelaimės yra toks kaip siaubo karalius, kai žmonės iš tikrųjų, jeigu tai paklausia, va, iš širdies, jeigu žmogus to pasakytų, dažnas bijo mirties. Ar ne taip? Dažnas bijo mirties, tu gali apsimesti, žmonės apsimeta, kad viskas čia su jais tvarkoja, bet mirties akivaizdoje mes visi esam lygūs. Mantat? Visi mes mirsim. Ir Jėzus gimė tam, kad už mus numirtų, jis nugalėjo mirti. Taigi du svarbiausi klausimai žemėje. Pirmas, ar kas nors kada nors nugalėjo mirti? Biblija ką sako? Taip, yra. Kitas klausimas, antras, ar svarbiausias, irgi svarbu, sako, jei jis tai padarė, ar jis paliko man kelią atvirą? Kaip man eiti tuo keliu? Kaip man? Nu gerai, jisai mirė. Okay. O kaip aš? Ką Biblija mums atsako? Taip, kelias yra atviras. Jeigu tu tiki Jėzų Kristų, jis gimė tam, kad numirtų. Viskas, ką turime padaryti, tai dėti savo ranką į jo ranką ir jis mus ves iš mirties pusės į gyvenimo pusę. Atiduoti jam. Žinot, jis visada mums ištiesia ranką, brangieji. Šiandien noriu pasakyti, kad jis ištiesia tau ir man ranką. Aš atidaviau savo ranką jam ir jis veda mane savo keliu. Atiduok ir tu jam savo ranką. Kai priimame jį kaip gelbėtoją, galime sakyti, kur mirtie tavo galvonis, kur mirtie tavo pergalė. Man nebaisu mirti, aš galėčiau ir šiandien išeiti, ar rytoj išeiti. Man nėra ko bijoti, nes aš žinau, kad jis manęs laukia. Mano gelbėtojas, mano viešpats. Dievo sūnus, kuris tapo žmogumi, kuris numirė už mane ir tave. Jis gimė, kad numirtų. Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, sako Jėzus, nors ir mirtų bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Jono Evangelija 11 skyrius 25-26 eilutės. Taigi Dievas padarė Jėzų žemesnį už angelus trumpam laikui, kad galėtų ateiti pas mus, būti mūsų pradininku ir pavyzdžiu ir vesti mus pas tėvą. 11-13 eilutės kalba apie pašventinimą, dėl ko Jėzus gimė, kad pašventintų mus. Jis pašventina, nes mes esame nuodėmingi. Ar taip? Mes visi nusidėjome. Ir žinot, galbūt mes, kai jisai numirė, žiūrėkit, kai jisai miršta, ateina, gimsta iš tą pasaulį, miršta, jis duoda mums ką? Savo teisumą. Dabar mes esame teisūs ne dėl to, kad aš aukoju dešimtinę, ne dėl to, kad aš ateinu į bažnyčią, gražiai gėdu, jam atiduodu garbę ir taip toliau, bet dėl to, kad jis numirė už mane. Kad jis yra tas, kuris numirė už mane, kad jis yra tas, dėl kurio aš esu teisus prieš viešpatį. Prieš viešpatį. Jis davė man savo teisumą. Jis nugalėjo mūsų nuodėmę. Viena auka visamžiams padarė tobulus tuos, kurie yra pašventinami. Todėl, žinot, mes esam šventi prieš viešpatį. Kai pasižiūri į save, nu nelabai, ar ne? Visokių dalykų matai savyje. Tačiau, žinot, jis tikrai nei tavęs, nei manęs neįsižada. Ir mes visada liksime jo vaikais. Jeigu mes priėmėme Kristų kaip savo gelbėtoją, mes džiaugiamės juo, mes priėmėme jo auką, mes tikime jo auką, mes tikime jo prisikėlimu.
mes esame jo vaikai ir tėvas niekada mūsų nepaliks. Įdomus toks dalykas, žiūrėkit, yra dar 2 Korintiečiams 5:21. Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Taigi, įdomu tai, kad iki kryžiaus mirties niekur šventame rašte mes neskaitome, kad Jėzus Kristus vadintų savo mokinius broliais. Bet kai jisai miršta, pirmas dalykas, kurį jis pasako Marijai, sako, eik pas mano brolius. Jis vadina mus broliais. Brangieji, jis ne tik numirė už mus, bet jisai tapo ne tik mūsų draugų, mūsų gelbėtojų, mūsų atpirkėjų, bet jis taip pat tapo ir mūsų broliai. Jisai vadina iki kryžiaus savo mokiniais, avimis, draugais. Taip mes skaitom. Bet broliais niekada. Broliais jis vadina mus po savo mirties. Aš esu, sako, jūsų Dievas. Ir žinot, tai yra kažkas fantastiško. Įsivaizduoju, Dievo sūnus yra mūsų brolis. Mes esame irgi Dievo sūnus ir Dievo dukros, jo vaikai. Taip yra. Štai kodėl jisai atėjo į šitą pasaulį, štai kodėl jisai gimė, kad numirtų ir sumokėtų tą baisią auką, tą didelę auką ant kryžiaus ir mes būtumėm išlaisvinti. Apie tai mes skaitom Mato 28:10. Pasižiūrėkit, tarė Marijai, eik pas mano brolius. Pirmą kartą jis juos pavadino broliais. Jėzus Kristus yra mūsų brolis dėl teisumo, kurį turime jame, ir tikėjimo, kurį turime Dieve. Dar vienas dalykas, jau 14-15 eilutė, jisai kalba, žiūrėkit apie tai, apie, kad jis nugalėjo mirti, kad jis nugalėjo patį šėtoną. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimis sunaikintų tą, kuris turėjo jėgą, tai yra velnią, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Kalėdos tai ne šeimos šventė. Kalėdos tai Jėzaus Kristaus gimimo diena. Kalėdos tai metas, kai mes prisimename, dėl ko mūsų viešpats gimė. Jis gimė tam, kad numirtų. Jis gimė tam, kad eitų ant kryžiaus. Jis gimė tam, kad atpirktų mūsų kaltes, mūsų nuodėmes. Jis nugalėjo šėtoną. Čia yra toks vienas žodis, 14 eilutė, kuris skamba taip. Kadangi vaikų kūnas ir kraujas bendri, tas žodis bendri, jisai reiškia dalinimąsi, partnerystę, bendrystę. Labai įdomus yra vertimas, jo paklausykit. Visi žmonės turi kūną ir kraują, tačiau kitas žodis prisiėmė, iš karto seka kitas žodis, tai vis lygiomis juos prisiėmė. Tas žodis jisai reiškia priimti kažką, kas nėra būdinga kitam. Mūsų viešpas atėjo iš dangaus. Mūsų viešpas nusižemino, jis tapo žemesnis už angelus. Ir jis prisiėmė tokią esybę, kuri nėra dieviška, kur yra kūnas ir kraujas. Kūnas ir kraujas. Bet jis savanoriškai tai prisiėmė, kas iš prigimties nebuvo jo. Jis pridėjo prie savęs mūsų prigimtį. Jis tapo tokiu kaip mes. Nors jis nenusidėjo nė karto, mes skaitom šventame rašte, bet jis tapo tokiu kaip mes. Todėl ir mes, tikėdami jį, tampame dalininkais, 2 Petro 1:4. Bendradalininkais jo paveldėjimo. Ir žinot, vienintelis būdas, jis gimė tam, kad mirtų. Vienintelis būdas nugalėti mirtį yra Kristaus mirtis. Nėra kito būdo. Jis gimė tam, kad mirtų. Aš vis tą kartoju dalyką ir man visą šitą praeitą savaitę vis sukasi tą mintis, kad mes turime džiaugtis ir dėl to, kad gimė, bet visų pirma dėl to, kaip jisai nugyveno gyvenimą ir ką jisai padarė ant kryžiaus. Jis paaukojo save, jis nugalėjo pačią mirtį. Žinot, šėtonas jisai labai puikiai žino, kad mirties atlygis kas yra, brangieji?
nuodėmės atlygis kas yra? Mirtis. Kad mes, gyvendami šitoj žemėje, jeigu mes netikėsime, jeigu žmogus netikės Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, jisai pražūtį, jisai mirs. Ir Jėzus, jisai atmetė pragaro raktus, jis turi visus raktus, jis nužengė į pragarą, taip, jisai perėjo mirtį, jisai 3 dieną prisikėlė iš numirusių, jis sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir šiandien užtarė mus. Štai kodėl atėjo Jėzus. Kelias į amžiną gyvenimą yra per prisikėlimą, bet kelias į prisikėlimą yra per mirtį. Nėra kito kelio. Ir Jėzus dėl to ir atėjo. Jėzaus Kristaus mirtimi mirtis buvo sunaikinta. Kaip? Jis įžengė į mirtį, perėjo ją ir ją nugalėjo. Tada jis galėjo pasakyti, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Aš gyvenu, aš prisikėliau. Prisimena tą žodį vadovas, kurį mes skaitom. Jis yra pradininkas, jis pionierius. Jis padarė tai ir mes galime eiti paskui jį, mes galime eiti kartu su juo, mes galime, jis parodė mums pavyzdį. Kaip yra gera, žinot, lengva visada mylėti tą, kuris tave myli. Lengva visada eiti paskui tą, kuris jau praėjo. Jėzus tai padarė. Jis gimė tam, kad numirtų. Jis parodė šitą pavyzdį. Šitą 33 metų, 3 metų mes Evangelijose skaitom tą tarnystės jo pavyzdį. Taigi, kai priimame Jėzų Kristų, mirtis mūsų nebegąsdina. 4. ir 5. yra 5. dalykas, kurį skaitom 16-18 eilutėj. Man labai patinka. Ir manau, jums patinka. Iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Žinot, kartais turbūt girdite tą klausimą, kodėl Dievas išsirinko žydus? Bet žinot, jeigu jis būtų išrinkęs lietuvius ar latvius ar dar kažką, mes užduotumėm tą patį klausimą. Kodėl jisai išsirinko šitą tautą? Žydus išsirinko grinai savo suverenę valia. Jis taip nusprendė. Jisai sako, kadangi tu esi pati mažiausia tauta žemėje, taip pasakyta Senajame testamente. Sako, aš tave išsirinkau, kad parodyčiau savo šlovę per tave ir tavyje. Taigi Jėzus atėjo atpirkti ir gimė iš tą žemę ne dėl angelų. Nes nei vienas angelas, mes skaitėm ir praeitus kartus žiūrėjom, kad angelai, jie yra sukurti, jie nemiršta. Bet čia turėjo ateiti tas, kuris numirtų už mūsų kaltes, už mūsų nuodėmes. Ir tai padarė mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir jis tiesiog pasirinko šitą tautą, žydų tautą. Jis yra žydas, ne lietuvis, žinot, ar ne? Ir pasirinko šitą tautą tikrai savo suverenę valdžią. Taigi vėl klausimas yra toks. Visame šitame tekste visą laiką tas klausimas jisai kabo. Kodėl Dievas tapo žmogumi? Dėl ko? Kodėl? Ką jis negalėjo taip išgelbėti žmogaus? Ir čia šitoj pabaigoj šitos skyriaus mes tikrai irgi turime atsakymą. Jis yra kaip pakaitalas, jis yra kaip tas, kuris numirė už mus, kad sutaikytų mūsų Dievu. Jis atėjo padėti sutaikytiesiems, žiūrėkit, kai Dievas mūsų sutaikė, jis atėjo padėti sutaikytiesiems, kai jie buvo gundomi. Žinot, mes esam gundomi šiandien, Arame. Mes gyvenam šitoj žemėje ir mes esam pagundimus. Jėzus kaip pionierius, Jėzus kaip mūsų vadovas, jis rodo mums kelią. Mes skaitom apie Jėzų, kad jis nė karto nenusidėjo. Taip? Ir jis rodo mums kelią, jisai duoda tau ir man savo ranką, sako, duok savo ranką, aš tave pravesiu. Aš tave išmesiu. Štai koks yra mūsų gelbėtojas. Tai yra tas, kuris išgelbėjo, tas, kuris gimė dėl mūsų, tas, kuris gimė ne dėl angelų, o dėl Abraomo palikuonių, dėl tavęs ir manęs. Jis jautė viską, ką jaučiame mes. Buvo gailestingas ir supratingas, kaip ištikimas vyriausias kunigas. Jis atėjo ne tik mūsų išgelbėti, bet ir užjausti. Arame. Jisai užjaučia, jisai žino, ką tu jauti, jisai žino, pro ką tu eini, jisai mato tavo kiekvieną ašarą. Toks yra mūsų viešpats. Ar myli? Paulius Timotiejui įvairiais būdais drąsina jį ir patarė, žiūrėkit, labai įdomi mintis, paklausykit.
sako, jį drąsina dėl sveikatos, dėl kritikos, dėl ten dvasinės gerovės, dėl tarnavimo ir taip toliau. Bet apibendrinant, jis sako tokį dalyką, 2 Timotiejui 2:8. Atsimink viešpatį Jėzų Kristų, kilusi iš Dovydo palikuonių. Kitais žodžiais tariant, atsimink Jėzų Kristų jo žmogiškume. Koks jis buvo kaip žmogus? Dievogi nieks nemato. Mes jį pažinome per Jėzų Kristų, kuris vaikščiojo šitoj žemėje. Ar jisai buvo žmogiškas? Aišku, kad buvo. Ir aišku, kad yra. Kitais žodžiais tariant, Timotiejaus sako, atsimink, kad visur, kur eini, jis buvo prieš tave. Jeigu aš einu per kažkokias bėdas, jisai jau buvo ten. Ir kaip man tada yra lengva žinoti ir, tas kelias, jis man rodo kelią, ateik pas mane, ateikite pas mane visi, kurie esate kokie, prislėgti, kuriems yra sunku. Šaukitės mano vardo ir aš jums padėsiu. Kai išgyveni sunku laikotarpį, gali atsiklaupti ir melstis. Viešpatie, tu žinai, ką patyrei. Tu žinai, ką patyrei, kai tu pats buvai čia. Aš tai išgyvenu dabar. Ir jis tau atsako, taip, aš žinau. Aš žinau, ką tu išgyveni. Dėl to aš atėjau, kad tau padėti. Ne tik tave išgelbėti, bet ir užjausti. Įdomu tai, kad jisai vietoj savęs paliko ką? Šventąją dvasią, kurios vienas pagrindinių vardų yra guodėjas. Guodėjas, mūsų viešpats yra guodėjas. Kai susiduri su problema, gali kalbėti su Dievu, kuris ją jau patyrė ir įveikė. Jėzus Kristus atėjo susitapatinti su mumis, patirti tai, ką patirime mes. Nes mes turime tokį vyriausią kunigą, Hebrajams 4:15. Juk mes turime ne tokį vyriausią kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visai gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl, ką jisai sako, drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metų. Jis tapo užjaučiančių, gailestingų ir ištikimų vyriausiųjų kunigų. Tas pats autorius sako tokį dalyką, sako apie Jėzų. John MacArthur sako taip, Jėzus alksta, trokšta, kai gyvena žemėje, pavargsta, miega, mokosi, auga, myli, stebisi, džiaugiasi, pyksta, piktinasi, liūdi, nerimauja, tiki, meldžiasi, dūsauja savo širdyje, matydamas ligonius, verkia, kai skauda širdį. Prisimenate, dėl Lozoriaus jis verkia. Taip? Jėzus Kristus jautė viską, ką jaučiame mes. Jis buvo atgundomas iki tokio lygio. Žinot, kai mums tokie panašus pagundimai ateina, tai mes krentam iš karto, ar ne taip. Mes dažniausiai negalim tų pagundimų atlaikyti, ir jisai juos visus atlaikė. Kodėl jis tai ištvėrė? Jis tai padarė dėl tavęs ir manęs, kad taptų gailestingų ir ištikimų vyriausiųjų kunigų. Mūsų Dievas nėra abejingas, jis žino, kur mums skauda, žino, kur esame silpni ir kur esame gundomi. Jis yra Dievas, į kurį galime kreiptis ne tik dėl išgelbėjimo, bet ir dėl užuojautos. Ar dėl užuojautos. Žinot, žmonės gali atmesti, Dievas niekada neatmes. Niekada. Jis atidavė savo sūnų. Kaip jis gali tave ir mane atmesti? Neatmes. Tai mūsų gelbėtojas, mūsų pakaitalas, mūsų pašventintojas, šėtono nugalėtojas ir gailestingasis. Koks jis nuostabus gelbėtojas. Mes neturime kito. Amen. Viešpatie, dėkojame tau. Dėkojame tau, brangi šventoji dvasia. Dėkojame tavo Dieve už tai, kad tu atėjai iš tą žemę. Kad tu gimėjai Viešpatie dėl mūsų, ne dėl angelų tu gimėjai. Ne dėl šito mažo, tu atėjai iš tą mažo taškelį, kuris yra visoje visatoje. Atėjai iš tą žemę, kuri buvo piktoje, pavergta. Tu atėjai dėl mūsų Viešpatie ir atidavei save už mus Viešpatie. Mes tuo labai džiaugiamės ir dėkojame tau Dieve už šitą šlovingą, palaimintą dieną, šitą džiaugsmingą dieną, šitą šventą Kalėdų dieną. Angelai visi gieda jau 2000 metų, mes džiaugiamės, žmonė džiaugiasi savo gelbėtoju, tuo, kuris yra gelbėtojas, tuo, kuris pakeitė mus, kai mes turėjom būti nubausti, tuo, kuris pašventino mus ir davė savo teisumą. Mes dėkojame tam, kuris nugalėjo mirtį, nugalėjo šėtoną. Mes dėkojame gailestingą, mes dėkojame tam, kuris užjaučia mus visose mūsų bėdose. Tam, kuris atidavė savo gyvybę
ir sako, nejau viešpats kito, jums nepridėsiu. Tikrai viešpats pridės Jėzaus Kristaus vardu. Ačiū tau, brangus Dieve.